Įspręskime štai tokį smagų uždavinuką. 5 vaikinai, Arnas, Matas, Vilius, Titas ir Tadas sėda ant ilgo suolo. Štai ilgas suolas ir 5 vaikinai susėda. Yra 5 vietos jiem atsisėsti. Na ir jie 5. Kokia tikimybė, kad Arnas sėdi pirmas iš dešinės? Pirmiausiai įvardinkim įvykį A. Tebūnie įvykis A, Arnas sėdi pirmas iš dešinės. Kiekvieno įvykio tikimybė, tame tarpe ir įvykio A tikimybė, aišku, bus lygi trupmenai, kurios skaitiklyje yra palankios mūsų įvykiui baigtis, o vardiklyje visos šio įvykio baigtis. Tai dabar kiek iš viso yra galimybių tiem 5 vaikinams susėsti ant suolo? Tai žiūrim, yra 5 vietos, į pirmą vietą yra 5 pretendentai. Kai kažkuris atsisės, dabar nesvarbu, kur Arnas sėdi, kažkuris atsisės, antrai vietai jau liks tik 4, trečiai 3 variantai pretendentai, ketvirtai 2 ir paskutiniai 1. Taigi mūsų N lygų 5 kart 4 kart 3 kart 2 kart 1. Tai yra 120 galimybių. Dabar skaičiuokim, kiek bus galimybių, kad Arnas sėdi pirmas iš dešinės. Reiškia, Arnas va čia atsisėdo, jau jo nebėra čia, jau jisai sėdi. Tai liko man 4 vaikinai. Ir dabar pirmasis, Matas, kai ateis sėstis, jam yra 4 galimybės. Kai jau Matas atsisės, tada jau Viliui liks tik 3 galimybės. Titui tik 2, o Tadas jau kur liks vieta, ten turės ir sėsti. 4 kart 6, 24. Taigi mūsų įvykio A tikimybė bus 24 120 arba 1/5. Šitas uždavinukas vertas 2 taškų. Pirmasis taškas už visų baigčių skaičiaus apskaičiavimą, antrasis už palankių baigčių skaičiaus ir tikimybės apskaičiavimą. Va čia dar 1 taškas. Dabar B eilutė. Kokia tikimybė, kad Tadas ir Matas sėdi greta? Šitą įvykį aš taip įvardinu įvykis B. Tadas ir Matas sėdi greta. Tai mano įvykio B tikimybė bus lygi, vėlgi M dalinta iš N, bet N mes jau esame apskaičiavę, mums skaičiuoti nereikia, 120, dabar galvokim, kiek yra galimybių Tadui ir Matui susėsti greta. Reiškia, Tadas ir Matas sėdi greta, mes galime galvoti apie juos kaip apie vieną vaikiną. Ir tada dar mums lieka Arnas, Vilius ir Titas. Ir kas dar? Arnas, Matas ir Tadas greta, Vilius ir Titas. Štai, reiškia, mes jau galim galvoti, kad čia yra nebe 5 vaikinai, o 4 vaikinai. Ir tiem jau 4 vaikinams susėsti galimybių būtų į pirmą vietą 4 galimybės, kartu atsisėda jie kažkur, tai tada 3, tada 2, tada 1. Bet dar turiu padauginti iš 2. Todėl, kad Tadas su Matu gali apsikeisti vietom. Gali pirma Tadas, paskui Matas arba atvirkščiai. Taigi dar dauginu iš 2. Ir kągi aš čia dabar gausiu? Gausiu 4 kart 6, tai yra 24 ir dar kart 2, tai bus 48. Taigi 48 120 arba 2/5. Šitas uždavinukas vertas 1 taško, nes čia mes suskaičiavome tai štai tik palankių baigčių skaičių, na, o čia jau turėjome tą 120. Taigi 1 taškiukas. Dabar C eilutė. Kokia tikimybė, kad Arnas sėdi ne prie krašto? Nepamirškim, mes jau apskaičiavę įvykio A tikimybę, kad Arnas sėdi prie krašto, bet čia mes apskaičiavom tikimybę, kad Arnas sėdi pirmas iš dešinės. Lygiai tokia pati tikimybė būtų, kad Arnas sėdėtų pirmas iš kairės. Tai dabar pirmiausia įvardinkim mūsų įvykį šitą. Šitas įvykis tebūnie C, Arnas sėdi ne prie krašto. Tai norint apskaičiuoti įvykio C tikimybę, mes pasinaudosim priešingo įvykio tikimybės formulę. Mes iš vieneto atimsim tikimybę, kad mūsų Arnas sėdi pirmas iš dešinės. Tai va čia jau mes esam apskaičiavę.
Ir dar atimsim tikimybę, kad Arnas sėdi pirmas iš kairės, kuri bus lygiai tokia pati kaip tikimybė, kai Arnas sėdi pirmas iš dešinės. Tai mes tada ką darom? Iš vieneto atimam 1/5 ir dar atimam 1/5 ir gaunam 3/5. Šis uždavinukas vertas taip pat 2 taškų. Pirmasis taškas už teisingą sprendimo būdo pasirinkimą, antrasis taškas, irgi 1 taškas, bet antrasis už teisingą gautą atsakymą. Aišku, galbūt čia galima kažkaip buvo ir kitaip skaičiuoti, bet jau kitaip skaičiuoti būtų gana sudėtinga. Tada reikėtų Arnui kažkaip skaičiuoti, kada jis sėdi šitoj vietoj, visi kiti bet kaip, tada šitoj vietoj, visi kiti bet kaip, tada šitoj ir tas tikimybės sudėti. Tai irgi būtų galima ir taip pat gautum tašką už teisingą sprendimo būdo pasirinkimą ir tada už teisingą atsakymą. Dabar D eilutė. Kai kurie iš šių vaikinų vilki švarkus. Tikimybė, kad atsitiktinai parinkus 2 vaikinus abu jie vilkė švarkus, lygiai 3/5. Keli vaikinai vilki švarkus. Na, mes nežinome, keli vaikinai vilki švarkus. Tarkime, kad švarkus vilki x vaikinų. Tada 5 - x vaikinai nevilkės švarko. Reiškia, x yra su švarkais iš 5, o 5 - x be švarkų. Dabar imame 2 vaikinus abu su švarkais. Pirmiausiai, iš 5 vaikinų x vilki švarką, tai imam pirmą vaikiną ir tikimybė, kad mūsų pirmas vaikinas bus su švarku, yra x dalinti iš 5. Todėl, kad tokių vaikinų yra x, o iš viso vaikinų yra 5. X dalinta iš 5. Dabar, kai vieną vaikiną jau paėmėm, imam antrą vaikiną. Su švarkais jau vaikinų lieko 1 mažiau, nes jau mes 1 paėmėm. Reiškia, su švarkais vaikinų dabar yra x - 1. Bet ir apskritai vaikinų liko mažiau, jau liko tik 4 vaikinai. Tai štai tokia tikimybė yra 3/5. Reikia įspręsti gautąją kvadratinę lygtį. Aš padauginu ir skaitiklį, ir vardiklį iš 20. Gaunu x padauginta iš x - 1 lygų 12, tada x kvadratu minus x minus 12 lygų 0. Dabar jau nebespręsiu diskriminanto, vietos čia pas mane nedaug. Tiesiog parašau atsakymą. Pirmasis sprendinys yra -3, antrasis sprendinys yra 4. Aišku, -3 mums netinka. Taigi mes gavome, kad 4 vaikinai vilki švarkus. Ir atsakymas bus 4 vaikinai. Vertiname. Šis uždavinukas vertinamas taip. Iš viso yra pirmasis taškas už teisingą sprendimo būdo pasirinkimą. Tai yra už pasižymėjimą x-iuku, reiškia tų vaikinų su švarkais kiekį ir be švarkų 5 - x. Antrasis taškiukas jau yra už lygties sudarymą, kad mes sugalvojom, kaip sudaryti lygtį. Na, o trečiasis taškiukas yra už gautą teisingą atsakymą.